Mėly druskininkiečiai, Liepos 14 dieną 16 valandą visus norinčius pasigydyti nemokamai druskininkų gydomuoju purvu kviečiame prie turizmo informacijos centro. Na, žinoma, pasigydyti nėra tas tiesioginis žodis, nedarysime rimtųjų purvo procedūrų, bet kadangi druskininkai nuo seno garsėja savo gydomuoju purvu ir mineraliniu vandeniu, kodėlgi nepasinaudojus ir nepabandžius to visiems druskininkiečiams ir kurorto svečiams padaryti linksmai. Na, mes vadiname tai pasigydyti. Viskas, ką jums reikia padaryti, tiesiog surinkti 4 linksmų, smagių žmonių komandą ir užsiregistruoti, o tada ateiti Liepos 14 dieną, 16 valandą prie turizmo ir verslo informacijos centro, nes jūsų ten lauks pirmą kartą druskininkuose, manau, kad ir visame pasaulyje rengiama purvo olimpiada. Na, o purvo olimpiadoje, kaip ir tikroje olimpiadoje, laukia daug įvairių rungčių, žinoma, apdovanojimai, puikūs prizai. Na, o jeigu prakalbam apie prizus, tai pasakysiu mažą paslaptį. Pirmosios vietos nugalėtojams, laimėjusiai komandai, įteiksime 1000 litų čekį. Na ir iš tiesų bus galima smagiai pavasaroti druskininkuose už šią puikią pinigų sumą. Kadangi purvo olimpiada yra rimtas suaugusiųjų reikalas, todėl komandų amžiaus cenzas yra 16 metų. Kviečiame registruotis visus nuo 16 metų. Na, o jeigu ateis jaunesni ar patys mažiausiai vaikai, manau, kad mes tikrai rasime, ką jiems veikti. Galbūt išvysite net netradicinę ne smėlio dėžę, o purvo dėžę, kur bus galima statyti netgi purvo pilis. Purvo olimpiada yra iš tiesų unikalus renginys druskininkuose, bet ji bus unikali ne tik savo estafetėmis, akcijomis ir atrakcijomis, bet ir pirmą kartą druskininkuose rengiamais purvinais šokiais. Na, o kad purvini šokiai būtų iš tiesų linksmi, mes pakvietėme tikrai vieną iš didžiausių druskininkų žvaigždžių, Justiną Lapatinską. Kadangi esu tikras druskininkietis ir savo gimto miesto patriotas, man labai smagu dalyvauti druskininkuose organizuojamuose akcijose. Šį kartą purvo olimpiadoje. Taigi kviečiu visus Liepos 14 dieną patiems išmėginti jėgas purvo rungtyse, o jeigu trūksta noro ir jėgos, bent jau būkite aktyviais ir galiais. Manau, kad gerų emocijų tikrai netruks, kaip ir geros muzikos. Ypač smagu bus purvo diskotekoje, kurioje šėlsime kartu. Ateik, bus be galo smagu. Būkite aktyvūs, registruokitės, ateikite ir laimėkite puikius prizus. Paskubėkite, vietų skaičius ribotas.